what if? What if what? What if you lose? I don't even see, I can't, my consciousness don't even elevate that thought. Therefore, if it happens, you'd be distraught, crazed, what? It's not my nature to allow it to happen. But I just don't even concentrate on that. So you don't think the negative? No, the negative, you always have doubt. You know, there's always a doubt. And the doubt that you have allows you to perform at a higher level. There's always doubt. You know, I have doubt and you always have insecurities about things. But those doubts and insecurities in general just push me to that extra level. As long as you have life, you have the chance, man. Never give up. Never kill yourself or go through, you know, I think people do awful things, you know, they get long sentences. Man, you never give up, man. We're meant to win, man. We're not meant to be defeated. Ok, tai sveiki atvykę į 10 epizodą. Šiaip sakau 10 epizodą, iš tikrųjų net pačiam keista. Ta prasme, čia yra toks labai geras rodiklis, o ne parodintis, kaip iš tikrųjų tas laikas greitai eina, nesuvokiamai greitai. 10 jau filmuoju. Ir kol filmuoju, tai vat galima irgi pasidžiaugti, kaip praeitam epizodė sakiau, kad tikriausiai jau bus 200, kai paleisiu. Tai bent jau šitą video, kai filmuoju, turiu omeny prenumeratorius, tai šitą video, kai filmuoju, tai turim 217 prenumeratorių, kas yra visiškai insane, visiškas kosmosas ir per tokį trumpą laiką, tai 10 epizodų, tai aš ten vieną epizodą gal išleidau po 2 savaičių, grubiai kas savaitę leidžiant, tai čia yra apie 3 nepilni mėnesiai, jeigu neklystu šitos veiklos ir surinkti tokią bazę žmonių, kuri mane stebi dabar šiuo metu, nežinau, kiek iš jų taip aktyviai stebi, bet turiu omeny, kad 200 vis tiek 17 tų žmonių, tų legendų, kurie užsiprenumeravo mano tą kanalą ir jiem įdomi ta žinutė, kurią skleidžiu galimai. ta žinutė, tas kontentas, kurį keliu, ta reprezentacija viso šito jėgos trikovės sporto ir sporto šiaip tiesiog in general, tai žiauriai nice ir tikrai esu labai dėkingas visiems ir kurie žiūri, ir kurie komentuoja ir jūs neįsivaizduojat, kaip tai yra smagu daryti. 6 savaitės iki varžybų turim, dabar bent jau šiuo metu aš turiu savaitę X, to savaitės X pirmą dieną, varau daryti spaudimą savo primary. Žiūrėsim iš tikrųjų, kas iš to gausi, šiaip jaučiuosi labai gerai, užsikofeininės, pilietiškas žmogus, žodžiu, užsikofeininės, ką reiškia užsikofeininės, tai turiu tokį kaip ritualą, nuo pusryčių realiai iki treniruotės, tai 2 puodeliai kavos, ir tas antras puodelis kavos, jis būna ten apie pusę valandos iki treniruotės, tai ta prasme tikrai padeda tokio biškį žvitrumo duot, tos energijos, kažkiek iš to kofeino, tai yra tiesiog savijauta, kaip matėt, įdėjau tokį trumpą epizodą, kaip tiesiog valgau, tai mano ir pusryčiai, ir pre-workout mealas viename, žodžiu, gaunasi, nes ten yra normalus visai kiekis avižų, šiandien valgiau 120 gramų avižų overnight oats, tai irgi vėliau pasidalim tokių dalykų, tai tiesiog labai praturtintas angliavandeniais maistas, kuris irgi tos energijos užkrauna, ir jaučiuosi tiesiog net labiau toks pilnesnis ir turintis ir daugiau energijos ir daugiau galintis sugeneruoti net galios treniruotėse, tai tokį maistą valgau ir dabar lekiu į akmenis, lekiu spaust ir žiūrėsim, ką šiandien gausis padaryti, tai susitiksim ten.
Ką, pasikalbam. Lemma kiekvieną kartą, kai po treniruotės būna, tai prasme, labai būna keista kalbėti, labai visi atrodo, visos mintys, viskas tiesiog pabėga į šonus ir, prasme, net sunku sakinį sureksti, bet pabandysiu taip gerai, kaip sugebu. Tai, jo, turbūt apibendrinant treniruotę, prasme, pojūčius, kaip šiandien sekėsi, tai iš tikrųjų visai neprastai. Tai pradedant su pritupimais, turiu tokią lengvą dieną, secondary diena, tai nieko čia labai, tie svoriai nėra dideli keliami šitą dieną, tiesiog akcentas yra pati pauzė, ne, ta prasme, ir tiesiog atlikimo technika, kad kuo daugiau tos kokybės išeitų tiesiog iš to atseto, iš tų kelių pakartojimų, ne, tai atsakyčiau, visai neprastai gausi, gal kiek pirmas pakartojimas, man atrodo, gal gan trumpa pauzė buvo, bet antrą pakartojimą tiesiog padariau geriau ir visai įvykdžiau, kad šiai dienai priskirta yra iš pritupimų, tai visai patenkintas pritupimais, kaip jaučiasi, nes dažniausiai šitą dieną ta štanga, tai jinai svorio nėra praktiškai ant nugaros, bet jinai tiesiog labai sunkiai jaučiasi. Tas pojūtis labai būna iškreiptas. Kilt man nėra sunku, bet tiesiog pats svoris labai sunkiai jaučiasi ant nugaros, bet va, šiandien tas nesutrukdė ir tiesiog pasisekė tikrai va, neprastai superforminti ir net sakyčiau per visas savaitės, bet kiek dabar dariau, tai pats čia sunkiausias svoris šitą dieną ir prasme jautėsi tikrai geriausiai per tas visas savaitės. Tai va, toliau ką turėjau, tai turėjau spaudimą. Vat jau primary dieną, pagrindinę savo dieną spaudimo, tai jo, tas rezultatas nėra blogas, bet nėra labai tenkinantis, ne, gal taip, tarkim, išsireiškim, tai jo, toks yra pasistumėjimas vat, nuo praeitų kartų, kada feilinau mane 135, pavyzdžiui, 3 pakartojimus, neatspaudžiau trečio, nors tu ką, tai yra pasistumėjimas, bet žiūrint, pavyzdžiui, per metų perspektyvą, tai su šitų veiksmų toks yra stabdis, strigimas ir irgi yra tokių pamąstymų ties šitų veiksmų, bet kuriuo atveju, ta prasme, bent jau nėra žingsnio atgal, dėl to, kad pakartojimuose, ne, viskas neprastai, 135 ir šiandien pavyko pasispausti jiem 3 kartam, tik su pauzėm, man atrodo, problema, nes šiandien irgi štanga, pavyzdžiui, rankose nesvietiškai sunkiai jautėsi, atrodo, kad nežinau, kiek esu spaudęs virš 140 kažką, tai šiaip dažnu atveju man lengvai jausdavosi tas svoris rankose ir šiandien jis labai sunkiai jautėsi ir net nežinau, palyginčiau kaip kokį plus 20 kg, kaip tas svoris normaliai jaučiasi. Tai jo, tai pradedant, pavyzdžiui, su singlo, ne, tai singlas jau, tu prasme, gan sunkus buvo, tikrai. Bet kyla, ta prasme, užtikrintai viskas normaliai, šitų ir pauzę pavyko tokia irgi užtikrinta ganėtinai, manau, pasidaryti. Tai jo, turiu tą svorį, turiu jį treniruotėse, balandžio mėnesį aš jį dariau vienam pakartojimui varžybose, bet tuo metu bent jau tą dieną tai irgi atrodė, kad nebuvo maksimumas. Aišku, ir šiandien yra maksimumas, bet jau netoli to. Jo, toliau pakartojimam 135, tai jau šitas iš vaizdo pusės, aš nepažiūrėjau video, tai man atrodo, kad jisai gali būti lėtesnis, jo, bet iš jausmo pusės tai jisai gerokai geresnis, turiu omeny, kad prasme, sugebėjau daugiau jėgos produkcijos, pavyzdžiui, paprasčiausiai padaryti ir viskas, tai jo, šitas priėjimas tikrai buvo toks ganėtinai pasisekęs, tik man atrodo pauzės gan trumpokos. Nu ir po to visą sekė jau tiesiog. Aš kai vadinu active recovery darbus, tai aišku, tai yra darbiniai setai, jūs irgi reikia daryti taip pačiai kaip ir top setus ir niekas nesikeičia dėl to ir po to visas accessories darbus. Tai jo, visai pagaudytas toks neprastas pumpas, visur skauda, atrodo, oda tuoj pliš, viskas pliš. Pojūtis yra tiesiog nenormalus kūne šiandien. Tai taip reziumėtų tokia tikrai visai pasisekus treniruotė, gal kiek norėčiau daugiau iš šito veiksmo, bet
turim ką turim ir viskas čia gerai. Svarbiausia, kad nėra žingsnio atgal, turiu vis tiek žingsnį į priekį labai tokį, jaučiu pasistumėjimą paprasčiausiai iš techninės perspektyvos, ne, kaip jaučiuosi pačiam veiksme, o jėga jinai kažkur vietoje yra, bet ją reikia dar truputį atrast, kurio jinai toj vietoje yra, pavadinkim, tarkim taip. Nu ir ką, ir šiam kartui iš manęs būtų tiek, tai vat, jeigu patiko, tai irgi prašau palaikinkit, pakomentuokit, jeigu nesunku, tas vat, kaip ir miniu kiekvienam video, tai man padės aukti, ta prasme, tai algoritmą vis tiek pušina, daugiau žmonių pamato šitus dalykus ir gal paprasčiausiai atsiras daugiau žmonių susidomėjusių šitų sportų ir norės jį pabandyti patys. Tai dar kartelį ačiū visiems, kurie pažiūrėjote iki galo ir iki kitų kartų.